Ir būtent šito tyrimo pagalba tikrai turim neprastą tokį nušvietimą, kas vyksta mokymų srity Lietuvoje. Ir šiaip labai labai įdomus dalykai vyksta, nes atrodo, kad vis daugiau organizacijų atranda mokymų naudą arba Mhm. bendrai kalbu mokymų. Aš ne apie bet aš apie tai, kad mokymai yra ne tik administracinė veikla, bet ir veikla, kuri padeda auginti organizacijas, kuri padeda išlaikyti darbuotojus. Žodžiu, kad tai yra daug gėrio nešantis dalykas, į kurį verta investuoti. Tai šitą tikrai matom iš tyrimų, per pastaruosius 4 metus tikrai didėjo ir biudžetai, su valandom galbūt ne taip sėkmingai, bet vis daugiau organizacijų apskritai turi net tokį kaip atskirą žmogų mokymų koordinavimui. Tai irgi, man atrodo, šį bei tą pasako apie organizavimosi lygį ir taip toliau.